Kaip matai, ar ne? Čia irgi matas. Tai informuojam, kad renginys bus įrašomas, nes tikrai daug informacijos pateiksime skaidrėse, bet visą ją rasite po to ir mūsų puslapyje, ir įrašą patalpinsime, jeigu norėsite kažkaip atsisukti, pasižiūrėti, pasitikslint. Tai aš esu Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės projekto administratorė Auksė Lebeckienė. Pristatysiu jums šiandien mūsų kvietimą numerį 6. Turbūt ir pradedame, kas nors vėluos, tai prisijungs. Tai turime mes visą mūsų tokią strategiją Kaišiadorių rajono 24-29 metų, kuri bendra projekto vertė yra, kaip matot, 1,5 milijono eurų. Temą turim ir jums tikrai reiktų čia ją įsidėmėti, kad yra vietos ekonomikos ekosistemų plėtra, diegiant tvarios energetikos ir sveikatinimo poreikių tenkinimo sprendimus. Tai po to nenustebkit, ir atrankos kriterijuose yra balai teikiami būtent už šitus tokius niuansus, nes mūsų strategija yra teminė ir mūsų projektai, kaip ir visi, turėtų atitikti šitą temą. Rašytis tikrai nereikia, visas skaidrės mes įdėsime. Labai svarbus aspektas, ir mes galbūt nuo jo pradėsim mūsų pristatymą, kad nuo šių metų sausio 1 dienos paraiškos teikiamos ne mums, ne VVG, o tiesiai nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Paraiškas teikia pats pareiškėjas, tai ne mes VVG kažkaip persiunčiam, o pats pareiškėjas, ir kadangi iš tų kvietimų tinkamai pareiškėjai tik juridiniai asmenys, tik apie juos ir kalbėsim, tai paraišką teikia vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Yra tokia žūmis sistema, per kurią reikia pateikti paraišką. Pranešimų skiltį aš ten po to iš tikrųjų parodysiu. Štai, pradžiai pirmas žingsnelis, ką reikia padaryti, reikia pateikti įgaliojimą, prisijungti prie žūmis, nes netgi vadovas prie registrų centro prisijungia automatiškai, ar ne, prie VMI ir kitų kaip vadovas ir mato savo įstaigą, o prie žūmis reikia pateikti įgaliojimą netgi ir vadovui. Mes savo puslapyje prie kvietimo 6 pateikėm ir įgaliojimo formą, kurioje nurodėm priemonę, nes reikia čia pavadinimą, kodą, adresą ir pateikti priemonę, prie kurios jūs norite prie žūmis prisijungti. Tai va čia sužymėtos varnelės, kad ir norit paraišką pateikti, ir mokėjimo prašymus, ir ataskaitas po to. Ir šitoj skiltyje žemiau jūs nurodote asmenys, kam suteikia. Tai galite suteikti, nežinau, daugiau ir vadovui, buhalteriai, ar dar kažkam, kas nebūtinai jūsų darbuotojai net gali būti, bet kokiam fiziniai asmeniui. Tik reikia nurodyti jo asmens kodą ir kontaktinius duomenis, elektroninį paštą. Tuo elektroniniu paštu tas žmogus po to gauna informaciją, kad jam suteiktas įgaliojimas. Ir jis tada prisijungęs, va per žūmis prisijungti prie elektroninės valdžios vartus, mato įstaigą. Čia jūs matote, kad aš buvau prisijungus prie Kaišiadorių VVG. Tai jūs turit matyti savo organizaciją. VŠI tokia ir tokia, arba ten asociacija, arba kažkokia kita. Einam į pranešimai. Siųsti pranešimą. Gavėjas yra nacionalinė mokėjimo agentūra, čia iššokantis langelis, pasirenkat tema paraiška ir turinys, mes ir kvietime ten nurodę, parašo, kad sveiki, prisijunkit, kad siunčiame paraišką pagal Kaišiadorių rajono VVG kvietimą numerį 6. Ten iš kvietimo galit copy-paste įdėti ir tą. Ir šauktuku parodyta, nepamirštam įkelti dokumentų pačios paraiškos ir visų lydimų dokumentų. Paraiška ir verslo planas, tai yra tokie 2 pagrindiniai dokumentai, yra Excel formatu. Excel ir siunčiam. Prisijungiat prie žūmis, jūs jau save identifikuojat. Jokių pasirašymų nereikia. Excelio pasirašyti niekaip nereikia. Prideda čia paraišką, ką dar reikės, daug visokių PDF-ų, Wordinių, ekrano nuotraukų, pavyzdžiui, gal kokių komercinių. Viską čia ir dedat. Word, Excel, PDF, JPG ir panašiais formatais. Pasirašyti nieko nereikia. Sumetat, įkeliat. Aišku, prisegami dokumentai negali būti didesni negu 50 MB. Tai siūlytume, kad ir vienas laiškas neviršytų toks pranešimas. Nu, jeigu ten daug pridėsi tų laiškų ar ten kokių ekrano nuotraukų, kad neviršytų šito dydžio. Ir po to išsiunčiat. Ir tam pranešimai skiltyje, kai siunčiami pranešimai, siunčiamieji paspaudžiat ir štai čia turit matyti, kad paraiška, data yra išsiųsta būsena, tada jūs žinosite, kad jūsų paraiška tikrai išsiųsta, nes kadangi čia labai nauja, mes
nežinau, kada mes pamatysime iš jūsų šitas paraiškas, ar tuo pačiu momentu, kai jūs išsiunčiat, ar tik po dienos, ar tik po savaitės, nežinom kaip greitai, nes atranką paraiškų atlieka VVG mes, o visą kitą tinkamumą atliks nacionalinė mokėjimo agentūra. Tai tą atranką anksčiau surinkdavom paraiškas, atlikdavom, siūsdavom NMA, dabar NMA paraiškas surinks, kažkaip mums turės perduot ir mes atliksim. Nu ir dabar eikime prie esmės, dėl ko šiandien čia ir susirinkom. Turim socialinio verslo priemonę kūrimui ir plėtrai. Reiškia ir pradžiai, ir plėtrai. Kvietimo suma nėra labai didelė, 120 000 eurų. Didžiausia galima parama vienam projektui 60 000 eurų. Remiamos veiklos, taip apibendrinant, reikalingos socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, labai abstrakčiai. Tačiau nurodėm EVRK kodus remiamų ir neremiamų veiklų sąrašą, kur jūs galite rasti mūsų ten puslapį prie kvietimo numeris 6. Ten pasižiūrėti, ten šiaip daug kas yra palikta laisva, yra paspalvinta net draudžiamos, ką NMA draudžia, ten tabakas, alkoholis, žemės ūkis ir panašiai. Kas yra tinkamas pareiškėjas, kas gali mums pateikti paraišką? Tai Kaišiadorių rajono savivaldybėje registruotos nevyriausybinės organizacijos. Savivaldybė tai turime omeny išskyrus Kaišiadorių miestą, rajone tik tai. Kas yra nevyriausybinė organizacija? Tai nuo valstybės ar savivaldybių nepriklausomas visuomenės pagrindais ar grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios ar įgyventi vien tik religinius tikslus. Plius NVO žyma, nevyriausybinė organizacija, kaip patikrinsim, ar tai tinkamas, turi turėti NVO žymą registrų centre. Maksimalus paramos intensyvumas iki 95%. Po to aš parodysiu pavyzdžius skaičiavimo, kaip atrodo projekto biudžetas. Tai labai gal kai kurios gąsdina tas socialinio, ar ne, tas pirmas žodis šitos priemonės, tai visgi šitos priemonės tikslas yra švelninti socialinių problemų keliamus neigiamus efektus, mažinti socialinę atskirtį, remiant socialiai pažeidžiamų žmonių aktyvaus įtraukimo veiklas. Tai vat socialiai pažeidžiamų žmonės turite identifikuoti, kokiems jūs žmonėms, kokia problema yra rajone ir kaip jūsų projektas. Tai nekalbam, kad tai yra tik vaikų dienos centrai, senelių namai. Ne, tai gali būti projektas, kuris užsiima tipiniu verslu, tačiau pelną reinvestuoja ir teikia savo tuo verslu naudą ir sprendžia socialinę problemą. Tokias dvi veiklas vykdo. Priemonė tiesiogiai siejasi su VPS tema, kaip ir sakiau, tą temą reikės pagrįsti paraiškoje, kad atitinka. Turėtų padidinti socialinę įtrauktį, gyventojų sveikatingumo gerinimą, nepamirškim šito irgi aspekto svarbaus. Tikimasi, kad įgyvendinus minėtus projektus augs socialinė įtrauktis, kartu mažės socialinė atskirtis, bus sudarytas galimybės tenkinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių būtiniausius, specialiuosius poreikius, augs paslaugų prieinamumas, pasiekiamumas, kokybė, įvairovė bei jų aprėptis. Tai čia gali būti ir socialinis saugumo aspektas, psichologinė gerovė, jie įtraukti į veiklas. Pradėkim nuo rodiklių, ką reikia pasiekti su šita priemonė. Tai vienas projektas, jeigu jis siekia maksimalios paramos 60 000, tai jis turi sukurti vieną darbo vietą, etatą ir išlaikyti 3 metus. Kontrolė yra 3 metai nuo pabaigos. Pabaigai projektą, gavai paskutinius pinigėlius ir 3 metai, kada reikės išlaikyti tą etatą. Kaimo įmonių skaičius, tai čia ar pradžia ar plėtra, tiesiog kad plėtojamų, kuriamų įmonių skaičius vienetas, tai čia automatiškai šitas rodiklis pasiekiamas pateikus paraišką ir asmenų įtrauktų į remiamų socialinės įtraukties projektus skaičius 50. Tai vienas projektas turi teikti naudą bent 50 kažkokių asmenų, kuriem yra taikomi socialiniai remtini projektai. Tai kas tai yra? Tai būtent ta mūsų grupė. Tai ar mes įsvertinam seniorus, ar ne? Tai bent 50 seniorų, ar ne? Šitą rodiklį turėjom dar vieną priemonę, kuris siekia šito rodiklio, bet ten buvo mažas skaičius ir renginukai, tai jie iš karto tuos žmonės, pavyzdžiui, įtraukė, ar ne? Tarkim, kažkokią šventės organizavo, jie įtraukti buvo kažkaip, ten kažkokius parašus susirinko ir 5. Čia taip pat reikėtų šitą rodiklį pasiekti jau projekto gyvenimo pabaigoje. Pabaigiau projektą ir jau kažkaip reikia man jos arba projektą susiplanuoti, pabaigti truputį vėliau, kad spėčiau įtraukti tos 50 asmenų. Ne, šitas rodiklis projekto įgyvenimo pabaigoje vertinamas.
skaityk. VŠI teikiant paraišką, kiek laiko turi būti registruota Kaišiadorių rajone? Kad būtų tinkamas pareiškėjas, tai nors ir vieną dieną tinkamas. Kaip matėt, biudžetas nėra didelis, 120 000. Bet iš karto pasakom, kad turėjom verslo priemonę rudenį, gavom 11 paraiškų, finansavom lėšų 5 maždaug projektam turėjom, tai dabar vyksta ten toks paraiškų atmetimas, netinkamumas, tai kad dabar galima sakyti 11 tuoj gaus paramą, ta prasme, nors turėjo 5. Tai kad išreitinguoti tos projektus yra tokie atrankos balai. Minimaliai reikia surinkti 40 balų, kad paraiška būtų vertinama, maksimaliai 100. Nu, tai dabar galim pereiti trumpai per tos atrankos balus. Projekte numatytos priemonės, tai yra vykdomos veiklos ar investicijos perkamos projekte, skirtos atitikti visuomenės poreikius susijusius su sveikatos priežiūra, sveikos gyvensenos įpročių formavimu. Nu, su sveika gyvensena kažkokia tai turi būti ar investicijos perkamos projekte, kad atitiktų šitą kriterijų. Projekte numatytos priemonės padėsiančios švelninti klimato kaitą. Na, tai čia irgi arba veiklos ar investicijos prisideda prie šias emisijų mažinimo, energijos vartojimo mažinimo. Na, tai čia arba sumažinant vartojimą kažkokiu būdu, ar atsinaujinantis ištekliai, saulės kolektoriai, oras, vanduo, oras irgi papuola į šitus visus mažinimus geruosius. Trečias, bus sudarytos sąlygos projektų rezultatais naudotis visiems VVG teritorijos gyventojams. 10 balų. Tai paraiškoje aš po to parodysiu, kur čia visą tai reikia užpildyti, bet tai neturėtų būti taip atitinku visas rajonas vykdys. Ne, ten reikia pateikti ir aprašymą. Tai pagrysti. Tai kodėl visi VVG teritorijos gyventojai galės naudotis? Ar tu sukuri kažką tokio viešą kažkokią vietą, kur bet kas galės ateiti, aš galiu nuvažiuoti ir ten pabūti, pasinaudoti tai, kad tu sukūrei. Tai tada 10 balų už tokį projektą, už tokias investicijas. 4, projekte diegiamos inovacijos. Investicijos ar veiklos atitinka inovatyvumo metodiką. 10 balų ir čia reikėtų užpildyti dar paraiškos 9E1 šitą, tai galbūt irgi truputėlį parodysiu vėliau, tai jeigu norite balų, tai nepamirškite to užpildyti. 5, paraiškėjas paraiškos pateikimo metu yra veikiantis VVG teritorijoje, tai reiškia rajone. Kaišiadorių rajone išskyrus miestą. Daugiau kaip 10 metų, 7, 10, 4, 7, nuo 1 iki 4 ir iki 1 metų. Tai kaip ir buvo klausimas, tai ar tinkamas pareiškėjas ką tik įsisteigęs, taip, bet jis tiesiog surinks mažiau balų. Prioritetas yra skiriamas tiems, kurie rajone veikia ilgiau. Ir 6, paramos prašoma ekonominiai veiklai. Tai kaip ir sakiau, ten yra VRK, kurios remiamos, neremiamos ir balų skiriama prioritetas paslaugoms. Jeigu vykdoma gamyba, tai 15 balų. C sekcija. Ten tokios VRK yra viskas A, B, C ir ten daug numeriukų visokių. Tai vat, verslo plane irgi reikės nurodyti, pagal kokią VRK jūs vykdysit veiklą, tai mes pagal tai ir orientuosime skirdami balus, į kurią veiklą jūs. Jeigu tai paslaugos, tai 20 balų. Jeigu gamyba, tai 15. Taip susirenkama 100 balų. Taip pat projektai, kurie mums pateiks, bus išreitinguojami pagal šitą lentelę. Ir jeigu atsitinka taip, kad projektai surenka vienodą balų skaičių, tai tada yra antriniai kriterijai, antrinis vertinimas ir yra taikomi 3 kriterijai, kad pirmas pareiškėjas nėra gavęs paramos iš šito laikotarpio, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 23-27. Jeigu, pavyzdžiui, abudu nėra gavę, tai tada pagal antrą reitinguojam iš praeito laikotarpio. Nu ir jeigu abudu nėra gavę nei iš šio, nei iš praeito laikotarpio, jie vis tiek tas surenka vienodą balų, tai tada žiūrim, kurio mažesnė paramos suma prašom. Jeigu yra klausimų, tai galit klausti, diskutuojam iš karto. Dabar pereisiu per tokių tinkamumo sąlygas pareiškėjui, koks tinkamas pareiškėjas, o po to tinkamumo sąlygas projektui. Pareiškėjas turi neturėti ne vieno nepabaigto įgyvendinti projekto arba įgyvendinti leidžiamą kiekį. Tai čia tiesiog mūsų tos fondo ribose galima įgyvendinti vieną verslo projektą, tokį kaip dabar socialinio verslo, arba 2 projektus minkštus, tarkim, arba galima vieną kietą ir vieną minkštą. Tai pavyzdžiui, dabar pas mus buvo kvietimas minkštų, tai jeigu bendruomenė kažkokia ar kažkas yra pateikę minkštą, jie tikrai drąsiai gali teikti į šitą socialinio verslo. Tai kasgi tie tinkami pareiškėjai po tuo NVO, kas slepiasi? Tai slepiasi VŠI, viešoji
įstaiga, asociacija, paramos ir labdaros centras, religinė bendruomenė ir bendrija. Tai tik šitos keturi juridiniai asmenys ir jų tokie statusai gali būti tinkami pareiškėjai. Labai svarbus punktas, kuris kaip ir taisyklėse ir gairėse nėra niekur akcentuojama, juk šitos priemonės intensyvumas yra 95. Tačiau jeigu tos, pavyzdžiui, VŠI steigėjas ar paraiškos pateikimo metu vienintelis dalyvis yra vienas fizinis asmuo, tai jis prilyginamas kaip privačiam verslui ir 65% intensyvumas. Tai po to parodys tokią lentelę, kad jeigu, nežinau, planuojat kurti ar kažkas VŠI, tai tikrai bent 2 fizinius asmenis, kad įkurtų tą VŠI. Pareiškėjas turi būti, kaip ir sakiau, registruotas ir vykdyti veiklą Kaišiadorių rajone, išskyrus miestą. Jeigu investicijos į nekilnojamą turtą, tas turtas taip pat turi būti VVG teritorija, tai Kaišiadorių rajone išskyrus miestą. Jeigu tai yra jau veikiančios įmonės plėtra, tai reikia labai atsižvelgti, pasižiūrėti, ar jūs tinkami pagal ekonominį gyvybingumą, tai reiškia pagal praėjusias finansinės ataskaitas. Tai čia lentelėje yra pirma bendruomeninio verslo plėtros atveju. Ir nežinau, ar matosi, kaip vėliau judinu, nes nesimato. Ataskaitiniai metai 25 yra tik 2 rodikliai šitai priemoniai vertinami, tai grynasis pelningumas iš pelno nuostolio ataskaitos ir skolos rodiklis iš balanso. Tai galima duomenis imti iš 25, 24 arba 23 metų. Čia kalbu apie verslo plėtrą, jeigu jau įmonė yra veikianti. Tai grynasis pelningumas turėtų būti daugiau arba lygus 1%, o skolos rodiklis nebūti daugiau kaip 0,65. Tai čia reikėtų tiesiog pasižiūrėti jūsų ataskaitas, mes galėsim po to atsiųsti, kaip skaičiuojasi tie rodikliai, kad įsivertintumėt. Nes jeigu, pavyzdžiui, 3 paskutiniai metai yra nuostolingi, tai nebus tinkamas pareiškėjas. Nebent galėtume traktuoti, kad yra verslo pradžia. Tik ten, kur geltonai pažymėta, tai būtent jeigu naujai įsteigtas paraiškos pateikimo metais, tai 26 arba ataskaitiniais, tai 25 metais. Tai būtų traktuojama kaip verslo pradžia. Tada jums nereikia žiūrėti, ar jūs buvot pelningi, nepelningi, nereikia to žiūrėti. Arba nauja varka užsiimat. Dar šitoj lentelėje svarbu pasižiūrėti, nes yra paraiškos įgyvendinimo laikotarpis ir matosi, kaip tie metai bėga. Tai jeigu, tarkim, paraišką pateikė 26, projekto įgyvendinimas 27, 28, tai taip reikia ir galvoti, kad, kaip jūs, aišku, įgyvendinsit greitai, bet ta kontrolės laikotarpis bus 29, 30, 31 metai. Tie 3 metai, kada reikės tuos rodiklius, šitus 2 minimus atitikti. Tai reiškia būti pelningam, neturėti daug skolų. Labai noriu akcentuoti ir čia jau galite pasižymėti, kad iki balandžio 15, kada renkam paraiškas, turi pareiškėjas jau turėti NVO žymą ir socialinio verslo statusą. Jau jis turi turėti. Neturės, turės kitą dieną po paraiškos pateikimo, jau bus netinkamas pareiškėjas. Paraiškos pateikimo dieną turi turėti NVO žymą ir socialinio verslo statusą. Gal po to mes pereisim per tą statusą, kaip ten jį gauti. Čia tokia lentelė esam iš tų gairių. Socialinio verslo statusas, pagrindinis dokumentas yra mes vadinam gairėm, bet čia taip ilgas pavadinimas tų taisyklių. Ir sudėjom tokią lentelę, čia mūsų visiškai savanoriškas toks darbas, kad viešoji įstaiga, tai mažiausiai 2 dalininkai, statusas socialinio verslo taip, NVO žyma taip ir visiems yra taikoma. Asociacija, tai taip ar taip turi ten 3 žmonės įkurti, tai tas ten 2 žmonių tai nėra reikalaujama. Ir yra toks keli arba, bet tose gairėse, nenustebkite, yra informacija ir apie privatų juridinį asmenį, kad kaip ir gairės nedraudžia MB, UAB būti socialiniu verslu. Gairės, nes jos yra visai Lietuvai, ar ne? Tačiau mūsų strategijoje, kai rengiam strategiją, buvo nurodyta, kad čia yra NVO socialinis verslas ir mūsų tinkami pareiškėjai yra tik tai NVO. Viešieji juridiniai asmenys yra viešieji ir privatus. Tai ten, kas taikoma privatiem juridiniam asmenim, tai net nekreipkite dėmesio. Tai tie arba, tai jeigu, pavyzdžiui, kažkokia asociacija, jinai neturi NVO žymos ar ten socialinio verslo statuso, galima įtraukti
Nu, čia, aišku, labai sudėtinga, bet galima įtraukti į valdymą kitą organizaciją iš tų 4 mano minimų, kuri turėtų 51% jūsų įstaigos valdymo ir tada jums nereikia ten tos turėti statuso, bet jums vis tiek reikės viską pasiekti. Nu, tai čia labai tokie sudėtingi procesai. Tai čia, kad turėtumėte tą statusą, pateikėt paraišką ir ką po to jums reikės daryti projekto kontrolės laikotarpiu, reikės reinvestuoti pelną 100%. Gautą pelną mes reinvestuojam. Tai čia ne pajamas, bet tas jau pelnas galutinis rezultatas. Ir vykdant veiklą ne mažiau kaip 50% pajamų reikia gauti iš ekonominės veiklos. Labdara, dovanos, lėšos funkcijoms vykdyti, nedalyvaujant rinkos sąlygomis, nėra tos iš ekonominės veiklos. Tai čia, bet jeigu čia kalbame apie tokį tipinį kažkokį verslą, kuris gauna išrašo sąskaitas, gauna pajamas, tai čia ir 100% bus tada tokių pajamų. Ir po to reikės atsiskaityti už sąnaudas, nes uždirbsit pelno, turėsit sąnaudas ir tas rezultatas, ar ne, pelnas, kurį reikia investuoti. Tai kad tos sąnaudos nebūtų ten kažkaip dirbtinai padidintos, kad sumažintų pelną, reikia teikti tokias sąnaudų pagrindimo aiškinamosius raštus kas metus, kas taps jūsų finansinių dokumentų dalimi. Aš nežinau, labai sudėtingai turbūt aiškinu, tas gąsdina, bet čia nėra galbūt taip sudėtingai, kai vykdysit verslą, tai visos tos sąnaudos juk yra natūralios, reikalingos ir ten nėra iš oro, tai čia viskas taip ir natūraliai turi gautis. Dar truputėlį pagąsdinsiu, kad specifinės sąlygos, ar ne, ir po to parodysiu parašoje, kur jūs nusimatysit rodiklius tos socialinius, kokią jūs ten socialinį tą pasieksit. Tai jeigu, tarkim, įvyktų taip, kad jūs nepasiekėt tų rodiklių reikšmių, tai galimas iki 30% nukrypimas nuo planuotų rodiklių, aišku, dėl paaiškinimų ir pagristų priežasčių. Socialinio verslo statusas, kurį turite gauti iki paraiškos ir jeigu projekto gyvenimo metu jis prarandamas, tai fiksuojamas kaip paramos lėšų susigrąžinimas. Tai va, to statuso reikia neprarasti, vykdant projektą jau po to. Bendrieji dabar tokie reikalavimai apie tą patį projektą. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla, ta VRK, su kuria jūs nusimatysit. Išlaidos nėra kažkur kitur finansuotos. Projekto finansavimo šaltinius reikės pagrįsti, ar tai skolintos, ar tai paramos, ar nuosavos, ar iš veiklos gautinos. Reikia tvarkyti buhalterinę apskaitą ir kartu su paraiška pateikti tas finansės ataskaitas praėjusių arba 24 metų, šiaip tai geriausia abiejų. Nauji ūkio subjektai, jeigu jie ką tik įsteigti, tarkim šiemet ar ne, tai pateikia ūkinės veiklos pradžios balansą, neturėti įsiskolinimų VMI ir sodrai. Tiesiog projektų po to ten žiūri, kaip atitiksite gyvūnų gerovės, higienos, maisto kokybės reikalavimus, jeigu projektas yra susijęs su maistu, ar ne, jeigu ten kažkokią kavinę arba dar kažką atidarysit. Poveikio aplinkai, jeigu ten kažką nusimatytumėt, nežinau, ežeruose kažką statyti ar bokštus kažkokius, kaip jūs, kad poveikio aplinkai vertinimo nereikėtų. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamus teisės aktus, darbo saugos reikalavimus. Projektas gali būti teikiamas su partneriu. Kuomet gali reikėti to partnerio, tai, nežinau, jeigu investuojate į kokį partnerio turtą, arba partneris nori prisidėti lėšom kažkokiom, ar ne, nes skolintis dabar iš kažkokio fizinio juridinio asmens, kad nori, kad prisidėti prie projekto, negalima. Tai nebent gali būti kaip partneris ir prisidėti prie projekto. Tai jungtinės veiklos sutartis tokia pasirašoma, tai partneriai tik juridiniai asmenys, turi vykdyti veiklą VVG teritorijoje. Ir taip pat neskolingi. Dabar reikalavimai projektui. Paraiška Excel formatu. Jinai ir yra Excel, užpildot ir nieko ten nekonvertuojat. Projektai gyvendinam Kaišiadorių rajono teritorijoje. Jeigu jūs, tarkim, vykdot priekybą ar kažką, tai jūs galite prekiauti arba paslaugas teikti visoje Lietuvoje ir net visam pasaulyje, nėra jokių ribojimų. Apie nekilnojamą turtą pasakiau, čia dar toksai, kad negali būti susijęs, kaip minėjau, su alkoholiu, tabakais, ginklais, draudimu, nekilnojamą turto operacijom, medžioklė, elektros energijos gamyba, farmacinė. Na, tai šitos veiklos ir yra raudonai mūsų tame VRK prieduke pažymėtos. Tinkamos finansuoti išlaidos, tai ką galima įsigyti. Tai aišku, jos pirmiausia turi būti detaliai išdėstytos, tiesiogiai susijusios su projektų įgyvendinimu, būti patikrinamos, būti nekeičiamos, nebent tam tikrais atvejais.
ir tinkamų laikotarpių. Tai kas yra, kada tas tinkamas laikotarpis, tai nuo paraiškos pateikimo dienos. Tarkim, galite pateikti paraišką ir galite kitą dieną jau pirkti savo riziką. Nu, tarkim, aš tikiuosi, kad aš gausiu paramą ir perku ten savo riziką. Bendrosios išlaidos ten tokios, kur konsultatam atlyginimai, tai gali 12 mėnesių atgal. Pats projekto gyvenimas yra 36 mėnesiai, bet ilgiausiai iki 29 balandžio 30. Turi tos tinkamos išlaidos, tos investicijos neviršyti rinkos kainų. O kaip tą mes patikrinam, tai geriausia yra pateikti 3 komercinius pasiūlymus, tai arba ekrano nuotraukos. Ne, visi galvoja visą dažniausiai apie tą popierinį pasiūlymą, bet tinka ir ekrano nuotraukos. Tai jeigu man reikia kažkokio daikto, kuris prekiaujamas internete, ar ne, jo kaina yra, tai užtenka print screeno, taip vadinamo. Tik dar norim akcentuoti, kad jeigu jau renkat iš komercinius, tai tiekėjas, kuris pasiūlo komerciją. Jam tai turi būti įprasta komercinė veikla. Man kaimynas negali pasiūlyti ten kažko, ar ne, koks ūkininkas ten kokį nors mašinos parduoti. Parametras. Visi 3 komerciniai vieno daikto turi sutapti kažkaip. Tai jūs išsirenkat parametrą, ar ne, kažkokį. Tai, nežinau, jeigu ten kokias statybas vykdot, ar ne, tai ten kažkoks namas, tai ten, tarkim, kvadratūra, šaldytuvas, tai jo litražai arba dar kažkas, nu tiesiog jūs turit paraiškoje nurodyti tą parametrą. Ir tose 3 komerciniuose jis turi sutapti. Bent vienas pasiūlymas ne iš Kaišiadorių rajono VVG teritorijos, nu tai ne iš rajono, bet, nu, pavyzdžiui, iš miesto vienas, bet tai dažniausiai taip niekada nebūna, kad 3 būtų iš rajono. Pasirašytas turi būti, jeigu komercinis, adresuotas pareiškėjui, ten, pavyzdžiui, kokiai VŠI, arba pateiktas įrodymas, kad siųstas elektroniniu paštu. Tai tiesiog ekrano nuotrauka, kad va, gavau savo elektroniniu paštu pasiūlymą, ar ne, matosi ten kabo ir jūs tą pasiūlymą pridedat. Galioti aiškios kainos, prekės naujos ir nenaudotos. Geriausia būtų, kad įrašytas šitas sakinys būtų, kad prekės naujos ir nenaudotos, bet atitinka Lietuvos ir ES standartus. Ir prekių negalime pirkti iš Rusijos federacijos, Baltarusijos, aneksuoto Krymo, Moldovos, nu ir čia išvardyta. Gali būti, jeigu atlikti pirkimai, bet čia vargu, ar taip bus, ir gali dar būti įkainiai taikomi, tai kaip ir šitiem projektam gal tik aktualiausias būtų komercinių nereikia, saulės moduliai. Yra tam tikras įkainis, ar jie ten kokio galingumo, ar jie kur fiksuojasi, ar ant stogo, ar ant žemės, ir yra 1 kilovato įkainis, tai tada kaip ir nereikia įkainių. Tai galima įsigyti naujas prekes ir įrangą, naujas statybinės medžiagas, jeigu darote kažkokios statybos ūkio būdu, darbus, paslaugas, bendrosios išlaidos. PVM-as galėtų būti tinkamas finansuoti, jeigu jūs užsiimat PVM neapmokestinamą veiklą. Nu, tai ten visokios, nuorodą į VMI pridėjom, socialinės švietimo paslaugos, tai jos negali tapti PVM mokėtojais, tai tokio PVM galima įsitraukti į projektą. Ir netiesioginės išlaidos, jos apmokamos taikant tokį fiksuotą normą iki 12%, po to parodysiu. Dar apie bendrasias, tai kad jos negali būti daugiau kaip 10% kitų išlaidų ir nedidesnės kaip 1800 eurų. Kai vykdoma statyba nedaugiau kaip 3000, tai čia turime omenyje, kad jums reikia gal projektą parengti, šitą projektą, verslo planą, gal reikia kažkokius projektinius pasiūlymus, ar kažkokį statybos ten leidimus, ar dar kažką gauti. Tai čia tokios išlaidos yra tinkamos. Turi būti išreikšta valandinių įkainių ir bendrosios išlaidos nėra tinkamos, kai prašot netiesioginių išlaidų. Čia toks labai aspektas svarbus. O tos netiesioginės, tai yra tokios išlaidos, už kurias iš visas anksčiau užvardytas išlaidas jums reikės pateikti sąskaitas, sutartis, banko išrašus, kad jūs apmokėjot ar ne. O netiesioginės yra tokios, už kurias kaip ir neprašo atsiskaityti, jos yra skirtos projekto administravimui, dažniausiai panaudojo kokiam turto draudimui, popieriui, automobilio nuomai ar panašiai. Tai jos iki 12% visų kitų išlaidų. Netinkamos nekilnojamo turto negalima įsigyti, naudotų prekių, ilgalaikio turto įsigijimas leidžiamas ir taikoma vietos projektams šitiem minkštiem. Baudos, trumpalaikio turto, tai jūs galite įsigyti tik tai ilgalaikį turtą įmoniai. Jokio ten kažkokio turi būti apskaitytas įmonė kaip ilgalaikis turtas.
Čia nemažai informacijos pridėjom apie nekilnojamą turtą. Čia tikrai visko neskaitysim, nes, nežinau, jeigu, pavyzdžiui, kažkam tikrai aktualu ir planuoja statybas, tai galim su kokią asmeninę konsultaciją ir pereisim per šitas taisyklės ir pažiūrėsim, kokią statybą jūs ten pataikot ir panašiai. Tiesiog dėl pačios nekilnojamo turto, kad jeigu jūs kažkokią investiciją darot į pastatą ar žemę, jūs turite turėti tam pagrindą. Tai reiškia, kad pareiškėjas turi valdyti tą nekilnojamą turtą, ar nuosavybę, ar nuoma, ar panauda. Jeigu investuojama į žemę, ar tai nauja statyba, naujas pastatas statau, žemė pareiškėjo nuosavybė. Statau tvorą, nekilnojamojaus tvorą su pamatu, pareiškėjo nuosavybė. Darau nuotekas gręžinį, pareiškėjo nuosavybė. Nežinau, gėlę pasodinsiu, pareiškėjo nuosavybė. Tai bet kokios investicijos į žemę ar nauja statyba turi pareiškėjo nuosavybę. Jūs galite tvarkyti nuomojamą pastatą ar kažkokią panaudą turėti, į pastatus galima, ar ne, valdyti nuoma, panauda iš kažkokio partnerio ar kažko. Jo, taip. Taip. Jeigu jūs ten numatysit kažkokį kapitalinį remontą arba rekonstrukciją, tai jūs galit valdyti taip panaudą, pavyzdžiui. Tik ta sutartis jau kaip ir, aišku, jūs teikat projektus, pavyzdžiui, tikrai nežinau 100% ar gausite tą paramą, ar ne, dabar čia nueit, nes reikia panaudos sutarties, ją įregistruoti registrų centre, su kažkokiu, ar ne, fiziniu asmeniu ar kažkuo. Tai šitą įsipareigojimą įvykdyti galima ir projekto įgyvendinimo metu. Pavyzdžiui, galite parašyti kažkokį įsipareigojimą, kad valdysim panaudą ten ir jeigu bus gauta parama, mes įsipareigojam, kad ten įregistruosim, nes dabar kažkaip vykdyti tos operacijas nekilnojamo turto, kai dar nesi tikras, ar tu gausi paramą, tai irgi yra kažkaip nėra labai drąsu. Esam parengę tokią lentelę, kaip matot, mėgstam lenteles tokias, mums pačiom būna aiškiau truputėlį. Čia galėsim pasidalinti, kai naujo statinio statyba, ko reikia, ar nuosavybės, ką reikia su paraiška, su mokėjimo prašymu, po to ko reikės, ar tai rekonstrukcija, paprastas remontas yra galimas. Dar taip trumpai, kad, kaip ir minėjau, nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis, infrastruktūros įrengimo, jos atnaujinimo darbai, paprastas remontas, nesudėtingų statinių statyba. Paprastas remontas, irgi norim akcentuoti, kartais turi pastatą ir nori ten susitvarkyti kažkokias, kas yra leidžiama. Tai iš 12 tokio statybų techninio reglamento 12 punkto 1-11 papunkčiai yra remiami, o 12 yra neremamas. Tai leidžiama fasadų, stogą, nelaikančiųjų konstrukcijų, balkonus, visokias vandentekį, elektros kažką pasikeisti ar ne, paprastą remontą tokį padaryti, tai jam tada, kodėl mėgsta paprastą remontą, jam dokumentų tokių labai sudėtingų nereikia. Tai būna, kad pasinaudoja iš tų punktų, bet norim atkreipti, kad 12 yra neremiami, o ten yra kiti statybos darbai. Tai reiškia, kad tiesiog persidažyti sienas arba kažką yra neleidžiama. Prašom, Edita, klauskit. Sveiki, Edita Raulinaitė esu. Gal aš norėčiau, kad patikslintumėt, jeigu įmanoma. Klausimas toksai, jeigu, tarkim, aš esu kaip fizinis asmuo savininkas, tarkim, sklypo, Kaišiadorių rajone, bet noriu veiklą vykdyti kaip VŠI, kaip juridinis asmuo tam pačiam sklype, tai kalba eitų gal apie statinį, ar užtektų panaudos sutarties, kaip jūs minėjau, tokiu atveju? Ar tai būtų statinys, kuriam reikalingas, kuris bus registruotas nekilnojamo turtų registre? Tada taip, jeigu tai yra naujas statinys, nauja statyba, jums reikia techninio projekto, statybos leidimo, po to jį registruoti registrų centre, ar ne, turės adresą, viską, tai taip tokie. VŠI turėtų turėti nuosavybės teisę, tokią žemę. Nuosavybės, bet panaudos sutartis neįmanoma kaip su fiziniu asmeniu, ar ne, žemės sklypo dalies, tarkim. Ne, nes jeigu yra trečias toks punktukas, žemė po naujai statomais statiniais, ar žemė, į kurią investuojama, pareiškėjui, šiuo atveju VŠI, turi priklausyti nuosavybės teisė.
Išskyrus atvejus, jeigu yra sudaryta sutartis su valstybinė žemės valdytoju, nu, iš NŽT pavyzdžiui, ar Taip. yra valstybinė žemė, tada užtenka patikėjimo čia arba nuoma. Supratau, tai reiškia, ta žemė turi būti VŠI registruota. Taip, bet čia dabar nežinau, ar įdėjau, kad šitas reikalavimas irgi yra taikomas iki projekto tinkamumo pabaigos. Tai reiškia, kol projektą įvertins NMA tinkamumą, o tas užtrunka Taip. dar keletą mėnesių. Tai tikrai, kaip ir sakiau, nėra logiška darytas tos tokias nekilnojamo turto operacijas pas notarus, kai dar nežinai, ar gausi paramą, tai tarkim, jeigu jau yra procese, pavyzdžiui, ir tarkim, 2 pareiškėjai mum tik pateikė ir matom, kad čia užtenka biudžeto ir jūs tą galite jau daryti žingsnius, nes jų NMA po to vertins gal mėnesį, gal 2 per tą laiką galima susitvarkyti tokius dalykus. Nu, Toks patarimas būtų. Čia jau, paskui kainos didelės. Nu, supratau, gerai, ačiū labai jums. Tai su statybom yra tokių niuansų, tikrai, jei kažkas kažką sugalvoja, tikrai mes esam čia tam, kad pakonsultuotume, patartume, paskaitytume kartu tos teisės aktus. Ir tokį projekto skaičiavimo pavyzdys. Pirmas, jeigu PVM yra netinkama išlaida, tai reiškia, jūs vykdot PVM apmokestinamą veiklą, nu, tipinę veiklą kažkokią, paslaugas kažkokias teikia, tai 60 000 yra paramos suma, 95%. Tai 100% projekto vertės be PVM bus 63 157,89 centai. Tai reiškia, PVM sudaro daugiau nei 13 000 ir prisidėjimas iš viso yra PVM plus dar tie 5% iki 100. Tai va 16 500 beveik. Jūsų tas toksai nuosavas, kurį reikia parodyti, ar tai nuosavos lėšos banko išrašą tada teikiam, skolintos lėšos, tai iš banko garantinį raštą, kad jums paskolins, arba, nu, jeigu įmanoma, perkat kažkiek 2 daiktus, tai pavyzdžiui, pusę jūs perkat, po to jums, nu, paramos lėšos, kai gyvensit ne vienu etapu. Gali susiklausyti tokia situacija, kai PVM-as jums tinkama išlada, jeigu jūs planuosit vykdyti, nežinau, švietėjišką kažkokią švietimo veiklą, socialinę kažkokią, pavėžėjimą kažkokį, galbūt ir jam PVM-as yra, nu, ne PVM apmokestinama veikla, yra VMI visas PVM įstatymas ir komentaras, kas yra tos veiklos. Tai tada PVM-as tinkamas, tai tada parama vėl tie 60 000, o projekto vertė jau tai 63, ta prisidėjimas tik tai 3 000 prie projekto. Bet ir projekto visa vertė mažesnė, tada gaunasi, mažiau daiktų gali įsigyti, tada, nu, mažiau investicijų, bet tai tokie niuansai. Tai kaip minėjau, dar gali būti partnerio nuosavos piniginės lėšos, bet tada reikia jungtinės veiklos sutarties, kad partneris prisideda prie projekto ir tiek lėšų skiria projektui. Gali būti savivaldybės biudžeto lėšos. Tada reikia pateikti savivaldybės raštą arba tarybos sprendimą, kad prisidės prie projekto, skiria tam tikrą sumą tokio projekto finansavimui. Iš veiklos gautinos lėšos, na, pavyzdžiui, jeigu jūs jau vykdot veiklą ar ne, jūs, pavyzdžiui, dabar ten nėra tiek sąskaitoj pinigų, bet galite parodyti verslo plano prognozėse, kad jūs projektą gyveninsit tik tai 27-ais ir jūs va per 26 metus uždirbsit ir 26 gale matosi, kad yra lėšų pakankamai, ar ne, tam projektui gyveninti. Tai galima ir taip užtikrinti tą prisidėjimą. Dar galimos savanoriškos veiklos. Toks įnašas natūra vadinasi, kai jau ne pinigais prisidedam. Tai būtent tokiam prisidėjimui tai gali tik viešieji juridiniai asmenys, o čia tik tokie ir tinkami pareiškėjai. Savanoriškos veiklos, tai turi būti tik tai fizinės veiklos. Kažkokią vykdot statybą, ar ne, kažkokį, nežinau, kaip pavyzdys turėjom tokį, ar ne, kapitalinis rekonstrukcija gal vyktų, ar kapitalinis remontas ir stogą reikėjo nuardyti. Na, tai bendruomenės atstovai susirinko ir ardė stogą. Ir jie fiksavo savo darbo valandas, ar ne, kiek jie laiko ten kažką ardė. Tai va, aplinkos tvarkymas, maisto raša, specialių poreikių turinčių asmenų slauga ar kita fizinė veikla. Tai turi būti pamatuojama ir turi būti susijusi su projektu, ar ne? Ta aš pastatą tvarkau, tai jam ten kažką ir išardau. Nefizinės veiklos tai yra negalimos, jokių ten administravimai, kad projekto negali būti savanoriška veikla, tik fiziniai tokie. Tai dabar tai yra 2 būdai. 1 valandos įkainis yra 14,12 €.
Tai vat galima pasiskaičiuoti, tai jeigu reikia ten kažkur 13 000, tai kiek ten tų valandų. Nu, tai galima ne visą sumą, bet galima ir iki tuos 5% prisidėti. Tai turi būti susiję, kad pavyzdžiui, tiek jūs ten stogo kvadratūros, tiek žmonių, turi būti ten, nu, čia yra visa tokia informacija, kurią reikėtų pateikti. Galima prisidėti nekilnojimo turtu, bet čia vėlgi niuansai. Turi arba pasikeisti nekilnojimo turto savininkas po projekto, arba pasikeičia turto paskirtis negyvenamųjų pastatų pogrupyje. Nu, čia reikia turėti tam tikrą pastatą negyvenamųjų pogrupyje, jį tvarkyti ir po to viso projekto turi pasikeisti jo paskirtis ir nu, ten tos rekonstrukcijos turbūt arba kapitalinio remonto ir tada tai būtų pripažinta tinkamų įnašų. Ir ten pagal tą turto vertę tada žiūri, ar tai viršyje jūsų reikalaujama tą indėlį arba nesudaro. Na, čia suma ganėtinai nedidelis tas prisidėjimas, tai nu, nežinau, ar čia bus reikalinga, jei bus, tai mes tikrai padėsim jums paskaičiuoti. Kaip ta parama galėtų būti išmokama, tai sąskaitų apmokėjimas, kas tai yra. Tai pavyzdžiui, turit kažkokią prekę ar ne, 10 000, tai jūs sumoka tik tai savo dalį, 5% nuo tos sumos, o 95% tiekėjas palaukia, kol jūs pateiksit mokėjimo prašymą, bet jūs jau turit būti gavę tą prekę. Pateikėt mokėjimo prašymą ir tada jums finansuoja NMA ir tada jūs perveda tiekėjui. Nu, tai čia užtrunka, kad tiekėjas gali palaukti kokius 2 mėnesius tų pinigėlių. Tai čia tiesiog tiekėjo sąskaita tokia. Kitas yra išlaidų kompensavimas, kai jūs turite pakankamai lėšų ir jūs viską susiperkat ir jūs prašote NMA, kad jums sukompensuotų. Ir dar trečias, dažniausias iš tikrųjų išlaidų kompensavimas su avansu. Avansas iki 40% nuo paramos sumos, tai sudarytų nuo maksimalios paramos sumos 24 000. Tai va kaip pavyzdys, avansinis pateikiamas, tada pirmas mokėjimo prašymas, pavyzdžiui, 18 000 pateikiamas, tada antras vėl 18 ir trečias turi būti daugiau arba lygu avansui. Tarkim, vėl tai 24 000. Nu, čia kaip pavyzdys, čia vėl labai priklauso, jeigu tai pas jūs yra vienas daiktas perkamas brangus didelis arba statybos, tai ten irgi reikia žiūrėti tais etapais, kaip ten reiks išdėstyti. Priklauso labai nuo projekto. Mūsų tą visą informaciją tai tikrai galite rasti tinklapyje, mes ten pridėję visokių ir nuorodų į dažniausiai užduodamus klausimus, ką NMA apie socialinį verslą yra įkėlusi. Ir dabar aš norėčiau gal parodyti paraišką. Nesimato nieko. O, tai šito matosi? Gerai. Paraišką atsidariau. Laukeliai, čia viskas spalvotai, gražu, nuotaika kelia, paskaitom, viskas mėlynai yra pildo pareiškėjas, žaliai pildo VVG, pildo abudu, ir žaliai ir mėlynai pildo pareiškėjas, tiesiog yra vieni suvedami ranka, o kiti iššoka informaciją, o pildo VVG rausvai. Ta forma nėra labai jau tokia smagi, daug čia tos informacijos. Iššokančius langelius, čia bendra informacija pradžioje, projekto pavadinimą, partnerius surašot, kaip atitinka temą, pagrindimą surašot, turbūt nelabai matosi, čia padidinsiu, bet čia viskas išsitampo. Tikslas, uždaviniai, VRK, laukiami rezultatai, funkcijų pasidalinimas, jeigu su partneriais, jeigu nerašot neaktualu, informacija apie susijusius subjektus, tai čia ar dalyvaujate kitų subjektų juridinių valdyme, tai jeigu, tarkim, VŠI esate 2 fiziniai asmenys įkūrę, tai jūs tiesiog nurodėt, kokių dar įmonių valdote, nes NMA tikrai žiūri tą susietumą, ar jeigu tai ir žmonės valdo tą pačią įmonę kelias ir tai veikla panaši ar papildanti viena kita, tai jie tikrai ten mėgsta giliai pasikapstyti. Čia nurodote ataskaitiniai metai, tai yra 25-ieji.
einamieji metai yra šie metai. Tai jeigu šiais metais įkurtas pildomai einamuosius, jeigu jau nuo praeitų metų veikiantis, tai ataskaitinius. Darbuotojų skaičių, metinės pajamas, turto vertę iš finansinio ataskaitų. 5 lentelė, jinai ne šiaip sau yra paraudoninta, jinai tokia yra svarbesnė, čia yra tie balai, apie kuriuos mes kalbėjom. Pirmas, būtent, kad su sveikatos priežiūros, su sveika gyvensena susiję, ar ne? 20 balų, ar aš jų noriu, taip aš jų noriu, supildau ir mėlynas yra atitiktis. Ir patikrinamumas, čia tokie kaip ir špargalį jums parašėm, kad turi būti aiškiai išvardytos planuojamos įsigyti investicijos ar veiklos, kurie pagrįstų, kaip prisideda. Tai projektą mes perkame tą ir tą, taip padeda sveikatai todėl ir todėl. Tiesiog gražiai aprašote, kad ir jums nekiltų klausimų, viskas aišku ir mum. Tai prie kiekvieno tokio klausimo jūs sužymite taip arba ne ir susiskaičiuoja jūsų prašoma balų suma. Ir aišku, viską reikia užpildyti. 6 lentelė yra finansinis planas. Tai yra pačioj pradžioj PVM išlaidų tinkamumas. PVM tinkamos ir netinkamos, nes čia viskas automatiškai skaičiuojat, jūs susipildot. Ir nurodot investicinis projektas, nes perkamas ir tarkim nurodom, kad PVM yra netinkamos išlaidos. Verslas PVM mokėtojas. Ir indėlis, čia automatiškai paramos intensyvumas. Tai 95 yra maksimalus, bet jūs galite prašyti ir mažiau. Pirma kategorija yra prekės. Prekė 1, PVM nurodom, iš komercinio, dažniausiai ir kažkur matom, kad 21% suma prekės, jau nežinau, tarkim 10 000 dedam ar ne, automatiškai suskaičiuoja. Veiklos rangos išlaidos. Tai čia prie prekių, prie darbų kažkokių, kur jūs tiesiog sumoka tiekėjus, viską padaro, viskas yra ta pati suma 10 000. Nes po to nuo to netiesioginės išlaidos priklauso. Toliau šito eilutėj, ne taip toli, pasirinktas išlaidų parametras. Pildom. Pasirinktas išlaidų parametras yra, tarkim, prašykim, ne mažiau, ten pavyzdžiui, šaldytuvo, ten 100 litrų, ar ne? Ir 3 komerciniai turi būti 10% gali skirtis. Nuo 90 iki 110 litrų jūsų komerciniai, šaldytuvo už 10 000 pasiūlymai turi būti tokiam apriepti. Tiesiog, čia aš kaip pavyzdį, bet gali būti daugiau, pavyzdžiui, ten perkat kažkokį, nežinau, dabar ant bangos, ne moduliniai namai, tai kad tai modulinis, kvadratūra, įrengimas, šaldytuvas, kažkas, bet jie visi turi būti tapatus. Toliau rinkos kainos pagrindimo. Kaip jūs tą pagrindžiat? 3 komerciniai, jeigu turi 3 komercinius, tai pažiūrėt. Įkainiai, kaip rodžiau, ten įkainiai tik tai kolektoriam. Viešieji pirkimai atlikti, turbūt čia nebus perkančių organizacijų. Ir kita, pavyzdžiui, ten 2 komerciniai ir 1 ekrano nuotrauka. Kai yra toks mišrus būdas. Čia tokios smulkmenos. Čia, jeigu su partneriu yra teikiama pildoma, gaunama naudos procentas. Labą dieną, kur taikėt? Ne, čia į vietos veiklos grupę pataikėt. Nežinau, vizualinis kažkoks. Paklauskit verslo centre, gal žinos. Planuojamas išlaidų poreikio ir kainos pagrindimas, tai čia nurodot, kad iš toks pasiūlymas komercinis, iš tokios įmonės, ir taip supildot. Prekės, toliau kategorija yra antra darbai ir paslaugos, nežinau, darbai ir paslaugos, kokios reikalingas, tai ir statybos darbai, ir, nežinau, internetinės svetainės kūrimas gal prie paslaugų irgi galėtų būti priskiriama, tiesiog klasifikuota čia. Bendrasios išlaidos, štai čia projekto viešinimas, verslo plano parengimas, techninis projektas, čia kaip pavyzdžiai tokie įkelti. Tai jeigu jūs tai nieko nereikia, tai tiesiog nieko ir nepildote. Įnašas natūra, kaip minėjau, čia irgi yra įdėtas, nes jis yra galimas, arba savanoriški darbai, tai čia reiktų parašyti kažkokią pridės skaičiavimus, kiek ten valandų dirbsite, arba nekilnojamų turtų ir netiesioginės išlaidos. Tai čia netgi šitoj lentelėje galima fiksuota norma. 12%. Parašom, kad prašom tų 12 maksimalių, kaip čia jie leidžia 12% netiesioginių ir gaunam, kad tas nuo 10 000 mums skyrė 942 netiesioginių išlaidų, čia paramos suma. Tai čia nepamirškit šitų.
automatiškai čia viskas susiskaičiuoja, matosi intensyvumas ir čia yra finansavimo šaltiniai. Pareiškėjo nuosavos lėšos taip, koks čia skirtumas, tarkim, ten 1000 eurų ir čia rašom banko išrašas. Taip pat teikiat banko išrašą iš VŠI, kad jūs turite tiek pinigų banko sąskaitoj. Partnerio, skolintos, tai čia garantinis reikia nurodyti, įnašai natūra. Partneris gali įnašų natūrą prisidėti. Nu, tiesiog, va čia susisumuoja išlaidų mokėjimo būdas. Irgi nepamirškit, va, kaip kalbėjom ar ne, sąskaitų apmokėjimas, kai tiekėjas palaukia, arba su avansu. Pavyzdžiui, pasirenkam. 8 irgi yra labai svarbus, yra tie rodikliai, kaip sakiau. Viena darbo vieta, vienas projektas paremtas ir 50 tų asmenų. Tai naujai sukurtų čia irgi taip, ne, taip sukursime. Ir dabar čia yra tokie pasirinkimai. Sukurtų darbo vietų skaičius pagal lytį. Ar įsipareigojat kurti tik moterim tą darbo vietą, ar vyram, ar bet kurios lyties. Forma yra pritaikyta pavyzdinė visom VVG, visai Lietuvai. Kai kurios VVG turi savo strategijos įsirašusios, kad, pavyzdžiui, nežinau, gal ten moterų strategija yra kokia, ne, kaip pavyzdys, ne, ir tik tai moterim darbo vietas kuria. Tai čia jiem. Pas mus nėra reikalaujamo, tai neįsipareigokit, sukurtų darbo skaičius bet kurios lyties. Dabar pagal amžių. Sukurta darbo vietų skaičius bet kurio amžiaus asmenims. Nežinia, kaip gali gyvenimas pasisukti. Tada plėtojamų, čia matosi naujai kuriamas verslas arba plėtojamas. Nu gerai, naujai kurta įmonė šiemet vienas. Ir R42 galutinių naudos gavėjų skaičius. Tai čia tie 50 asmenų, kuriems taikomi remiami socialinės įtraukties projektai. Nu, ten, nežinau, kokį 50 seniorų, ar ne? 50 pas mus yra minimali suma, jūs galite nusimatyti 55, 150 galim nusimatyti, bet to tikrai nereikia, 50 yra minimali ir pakankama. Po to tą viską reikės, nu, vis tiek kažkaip parašiuku arba kažkuo įrodyti. Išlaikytos darbo vietos. Nepasakiau, vad gerai, kad pamačiau, jeigu tai yra verslo plėtra, ir, pavyzdžiui, įmonė jau yra veikianti ir ten kokius keletą metų ir turi darbo vietų, tai reikės išlaikyti ir darbo vietas sukurtas iki paraiškos pateikimo. Tai, pavyzdžiui, VŠI kažkokia, turėjo vieną etatą, daug metų, 1, tai jinai turės išlaikyti tą vieną, plus šitą vieną. Ir čia tada rašom taip, kad mes turim iki paraiškos pateikimo vieną etatą. O tas vienas skaičiuojasi, nu, galite ateiti, mes paskaičiuosim jums. 12 mėnesių atgal vidurkis. Ne metai, ne už 25 skaičiuos, o 12 mėnesių atgal reikės išskaičiuoti nuo paraiškos pateikimo. Tai jeigu paraišką teiksit balandį, tai kovas nuo vieno kovo iki kito, nuo balandžio iki kovo, taip reiktų skaičiuoti, kiek mėnesio gale buvo darbuotojų ir ten po to etatais ir išsiskaičiuoja. Taip, tai ar projektas skirtas jaunimui, ar susijęs su VPS tema, taip susijęs, ar kuria inovacijas, tai jeigu ten prašėt balų už inovacijas, tai čia žymi taip. Nu, čia dar tokie rodikliai, kuriuos jeigu atitinkat, šiaip tai galima buvo užpildyti, nes čia tikrai turėsit pažymėti taip, nes socialinės įtraukties projektas, nu, to 50 žmonių yra reikalaujama įtraukti, tai čia bet kokiu atveju taip. Yra kaimo verslo, taip, kaimo verslo, kuria darbo vietas, taip, kuriam darbo vietas, prie aplinkos tvarumo ir klimato švelnimo. Nu, čia jeigu prašot balų už tą atrankos kriterijų, kur ten atsinaujinantys ištekliai. Jeigu prašot ir perkat kažką, nu, kolektorius ar kažką, tai taip, žymite. Socialinio poveikio matavimo rodikliai. Tai be šitų rodiklių, kurie yra būtini ir mūsų tokie minimalios reikšmės nurodytas yra pagrindiniai socialinio poveikio matavimo rodikliai. Tai čia jau jūs patys, kai tą problemą išgvildenat, turite numatyti poveikio rodiklius, kuriuos jūsų projektas pasieks ir jos reikės išlaikyti. Tai, nu vėlgi, pažiūrim kokią problemą, išsikryninam problemą, kaip mūsų projektas galėtų jai padėti, ar tai su jaunimu, ar tai su... Nu tai visi, žinau, jaunimui užimtumo trūksta, ar ne, kaip pavyzdys, ar ne. Tai jūs ten kažką darysit, nežinau, sporto klubą, ar kažkokį ten, nežinau, žaidimų kambarį kažkokį ar dar kažką ir tai koks galėtų būti tas poveikis, nu tai aišku, tų ir atėjusių jaunimo skaičius ar ne, kaip vienas, ar ne, kiek apsilankė pas jūs,
visi mėgsta labai, nežinau, kaip tą kokybę, kad pagerėjo jų būsena apsilankius pas jūs, pavyzdžiui, ar ne, tai kaip tą įvertinti, tai, kaip tą vertinti, dažniausiai, kad, apklausos kažkokios daromas, atėjo vaikas, tu jam duodi anketą, ar ne, nes nors nežinau, ar galima vaikus anketuoti iš tikrųjų, kažkaip tai vertini, ar pagerėjo tavo būklė ir po to tas anketas kaip įrodymą turi, kad, kažkokį poveikį padariau, tai va, tą kokybišką poveikį labai sunku iš tikrųjų įvertinti, bet toks kaip ir vienas iš lengviausių, tai tokia, anketa, ar tų seniorų, ar kažkur, kur gamtoje apsilankė, ar kažkas, kad tokią anketą net galima kaip šabloną anketos pridėti prie paraiškos, kad nes čia reikalauja pagrįsti, kaip tu matuosi tą socialinį poveikį, kaip bus matuojama. Tai vis tiek kažkokia statistika. Parašyk savo nuomonę, gausi nuolaidą kitam kartui. Tam būna dažniausiai. Na ir po to ten 9, čia tokie taip, ne, tai tokie bendrieji tokie klausimai. Ir toks oranžinis 9 yra inovatyvumas, kur sakiau, jeigu norit balų už inovatyvumą, tai čia reikėtų irgi šitą tokią baisę lentelę užpildyti. Tai yra tokie požymiai. Naujumas, ar jūsų inovatyvus paslauga kažkoks prekė jūsų, kur perkat, ar jinai naujumą turi tokį inovatyvų, arba teigiamą poveikį aplinkai, tai čia požymiai, čia yra tokie, tai tikrai, jeigu kažką darysit naujo inovatyvaus, tikrai rasit čia, kur priskirti. Ar tai dirvožemio, vandens, oro kokybė, klimato kaitos švelninimas. Čia automatiškai, jeigu jūs perkat kažkokius saulės kolektorius, jūs galite ir į inovacijas čia papulti automatiškai. Bet lėkių technologijų kažkokia taikymas, debesyje, dirbtinis intelektas, palydoviniai kažkokie daiktų internetas, nuotolinis įėjimas, pavyzdžiui, apgyvendinimo įstaiga su kokiu, nežinau, ten kodų raktu ar kažkas. Tai čia tikrai įmanoma ir čia po to reikia patiems įpildyti tą lentelę. 10 vėlgi yra įsipareigojimai, tiesiog ar įsipareigojate tvarkyti, pavyzdžiui, buhalterinę apskaitą, tai taip įsipareigoju. Ir 11 yra pateikiami dokumentai, tai čia yra jų tikrai nemažai, verslo planas būtinas, vienos įmonės, SVV, finansinės, nekilnojamo turto valdymo pagrindžiantys, čia tokia kaip ir špargalkė, nes yra pilnas sąrašas, ką reikėtų pateikti, tai jūs, aišku, čia prisitaiko savo, jeigu, nežinau, teikiat mobilias paslaugas, tai nekilnojamo turtą neinvestuoja, tai aišku, nereikia čia jokių nekilnojamo turto dokumentų. Ir va čia yra visas tas sąrašas. 12. Nepraleidžiam pareiškėjo deklaraciją. Žymimas atsakymas taip, nepasirinkus atsakymo žaliame lauke, paraiška bus laikoma užpildyta netinkamai. Čia ne mūsų formos. Atleiskit, ne mūsų čia formos kūrimas. Taip, nepraleiskit nei jokio ten to žalio ar mėlyno langelio, tai ką raudoną tikrai atkreipkite. Tiesiog patvirtinu, kad yra teisingi mano dokumentai, visi pateikta informacija, čia toks sutikimas. Tai atrodo, dar neužtektų to, kad paraišką teikia, ar ne, ir taisyklės kaip. Jeigu čia sutuoktinis, tai čia... Jeigu fizinis teiktų, tai čia sutuoktinių reikia, tai šito galite nekreipti dėmesio. 14 toks statistinis klausimynas, kiek ar padėjo PVG darbuotojai, ar konsultavo, kiek laiko užtrukot prie paraiškos, čia tokia bendra informacija renka. Ir ką sakiau, dar parodysiu. Matosi, ne? Viešinimą svarbu dar paminėti, bet čia dabar dėl to viešinimo galite nesirūpinti, nes čia reikės, jeigu gausit paramą ir įgyvensit projektą. Bet tiesiog yra tokie 3 logotipai, bendrai finansuoja Europos Sąjunga, lyder Lietuva ir lyder bendruomenių inicijuota vietos plėtra. Tai tiesiog nuo paramos sumos priklauso ir tos stendo dydis, tarkim, kokį jums ten reikės pasikabinti savo projekto įgyvendinimo vietoj. Čia kartojosi, tie priedai paraiškoj yra pateikti. Ir dar kartą primenam, nuo sausio 1 paraiškos teikiamos tiesiogiai. Pats pareiškėjas, arba įgalioja kažką per žūmį sistemą. Pirmą kartą jungiantis būtina pasirūpinti įgaliojimu. Jei planuoja teikti, jau pasirūpinkite įgaliojimu ir jau šiandien per pranešimų skiltį. To dokumentų jokių pasirašyti nereikia, jūs jau identifikuojat save prisijungę. Excel formatu paraiška. Iki balandžio 15. Paraiška atmetama.
paraiška atmetama, jeigu užpildyta ne lietuvių kalba, nu, tai nemanau, kad čia aktualu, netinkamos formos, tai parsisiųskit tinkamą formą iš mūsų tinklapio, nepateiktas verslo planas, nepateiksit verslo plano, paraiška atmetama, netinkamos formos verslo plano, paraiška atmetama, verslo planas parengtas iš dalies, ar parengtas arba neparengtas iš dalies, paraiška atmetama, tai tikrai visi verslo plano langeliai, kurie reikalavimi, turi būti užpildyti. Ir dar paboldinom, kad prie paraiškos nepateikta 3 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paramos paraiška. Tai jeigu nepateiksi 3 ar daugiau dokumentų, NMA turi tokią teisę paraišką atmesti. Tai va, informuojam šitą tokį dalyką, kad jau stengtis surinkti ir komercinius, ir kiek galima tų dokumentų. Tai, kaip minėjau, atranką dėl balų, tarkime, jeigu daug surenkam, eilę visą vertinam mes, gal kažkokius paklausimus dėl atrankos balų, jeigu reikės, mes siūsime, o tinkamumo vertinimą, po to į visas išlaidas, į verslo planą, į visą kitą vertina Nacionalinė mokėjimo agentūra. Konsultacijos teikiamos čia, mes esame 2 aukšte, elektroniniu paštu, telefonais, aš Auksė, vadovė Janina kamputyje, Gedvilė kolegė. Ir dar ką norėčiau parodyti, gal dėl tų gairių. Gairias norėčiau dar truputį gal pereiti. Čia tos pačios socialinio verslo gairės, kad kas yra tinkami pareiškėjai. Tai, kaip minėjau, pareiškėjais gali būti ir tie privatus juridiniai asmenys, bet pas mus tik tai NVO, nevyriausybinės organizacijos. Gal žinot, ką aš jums parodysiu, kur gauti socialinio verslo statusą. Tai yra socialinis verslas inovacijų agentūra. Tai čia ekonomikos ir inovacijų ministerijos įstaiga ir jie kuruoja to socialinio verslo statuso išdavimą. Reikia prisijungti. Čia viskas aišku, registruokis ir po to statuso įgyjimas. Siekiantis užpildo anketą bei pateikia duomenis ir tada inovacijų agentūra per 20 darbo dienų, per 1 mėnesį. Darbo dienų jums suteikia ir kiek žinome, ten dirbo vienas asmuo, kuris teikinėja statusus ir jeigu, tarkim, kitoj BVG yra kvietimas ir didelis bumas šitų statusų įgyjimo, tai jūs, kad daug dievė per tą mėnesį ir spėtumėt gauti, o jeigu negausit, jūs netinkami pareiškėjai. Tai tikrai dėl to ir numatėm šitą kvietimą gana ilgo laikotarpio, kad spėtumėt gauti tos statusus. Tai va čia tiesiog reikia dažniausiai užduodami klausimai, nuotolinių mokymų skiltyje. Prisijungus čia duos jums ten tokius klausimus interaktyvius, koks jūsų tikslas, kokie rodikliai. Tai čia kaip ir tokia pirmas toks darbas, ką gal pasidaryti. Aišku, reikia išsigryninti, ką pirksite, kokia bus verslo idėja, kas jūsų tikslinė grupė ir panašiai. Ir čia yra verslų sąrašas. Čia galite ir, nežinau, idėjų pasisemti, matot. Socialinis verslas jau kabo tokia geltonai mėlyna. Daug čia tų yra jau pareiškėjų, kurie jau gavę socialinio verslo statusą. Dar toksai niuansas, kad šitai agentūrai jūs čia gaunat statusą ir jie jį suteikia pagal socialinio verslo aprašą. Yra aprašas, kaip tai suteikimas ir kokia turi būti pateikiama informacija, kad va čia visas sąrašas yra verslo misija, vykdomos planuojamos veiklos, ištekliai, kokie reikalingi, poveikio rezultatus, trumpo, nuo 0 iki 3 metų, vidutinio, nuo 3 iki 5 metų, nuo daugiau nei 5 metų, tikimasi, kad jūs ilgai veiksite ir teiksite tą socialinę naudą. Tai čia jie pagal šitą ir toks niuansas, kad metinės ataskaitas reikia teikti ir čia už tą socialinį verslą ir atskirai už projektą, kurį pateiksite. Bet tai čia galbūt dažnu atveju ir sutaps tie rodikliai. Tai tai tie mūsų mano atidaryti teisės aktai, tai tikrai kvietimas numeris 6 pas mus tinklapyje. Kvietimas yra. Tai tas pats kvietimas, aš jo nerodžiau, bet čia irgi yra nemažai tos informacijos, sumos,
intensyvumas, terminai, tas pats parašyta, kur teikti paraiškas, pagrindinės taisyklės, nuoroda į tas gairias, antriniai atrankos kriterijai, tie rodikliai. Ir paraiška yra štai čia, verslo planas yra čia, EVRK yra trečias priedas, jungtinės veiklos sutarties forma. Socialinio verslo statusas gaunamas čia, tai nukreipia į tą pačią svetainę, kur ką tik rodžiau. Paraiškos teikiamos čia, eina čia, ir užpildo čia ir pateikėt mums paraiškai. Taip, įgaliojimo naudingos nuorodos, kad projektų visų, ne tik socialinio, va čia yra tokios taisyklės, pagal kurias va, ir apie statybas ten viskas surašyta, tos socialinio verslo gairės, tos minimos, tada socialinio verslo statuso įgyjimo ir netekimo aprašas, pagal kurį jums ten reikės užpildyti, inovatyvumo metodika, kad jeigu norėsit balų už inovatyvumą, yra dažniausiai užduodami klausimai dėl socialinio verslo, viešinimo taisyklės, netiesioginių, neperkančiųjų organizacijų pirkimo tvarka. Čia norėčiau gal parodyti, kad jeigu pirksite prekes iki 70 000 be PVM, tai jums nereikės daryti konkurso. Jeigu pirksite prekes kažkokią prekę vieną didelę, kuri bus virš 70 000 be PVM, o čia suma, tai jums reikės daryti konkursą per NMA viešųjų tokį konkursą, ta prasme, sukelti sąlygas ir jums teiks pasiūlymus, čia kaip ir jau vieši konkursai. Tai tiesiog, o darbai tai 174, pavyzdžiui, statybos darbai, bet čia galbūt, projektų suma nėra didelė, galbūt nėra taip aktualu. Na, yra tokia dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, irgi, kad negalima dirbtinai sukurti sąlygų ir, pavyzdžiui, teikti 2 projektus, ir abu pareiškėjų ten tas pats savininkas ir veikla panaši, ir abu ten konkuruoja, ir abu nori gauti paramą ir, tarkim, gauna, tai tikrai buvo atvejis, kad ten man neskyrė nei vienam paramos. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės, čia, kaip ir sakiau, yra tos formulės, kad pasižiūrėti, jeigu jūs jau veikianti, ar kaip grynasis pelningumas apskaičiuoja, kaip skolos, naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika. Kaip skaičiuojasi, kas yra darbo vieta, bet čia šiuo atveju tai ten daugiau gal apie mažąją bendriją. Na, ta darbo vieta tai išdirbtas laikas dalyjamas iš visų darbo valandų per metus. Kaip po to atsiskaitysit, ar ne, tai įeina kasmetinės atostogos, ligos, tai ten taip skaičiuojasi. Tai tikrai laukiam paraiškų. Tikimės labai patraukli priemonė. Patraukli tikrai priemonė. Gal kažkas iš nuotolio turite klausimų dar? Galbūt klausimai kils, kai pradėsit pildyti. Tai tikrai kviečiam, nebijokit, pildykit, turim vieno socialinio verslo jau atstovę, sėdi priekyje, jau pirmūnė, galbūt teiks dar kartą kaip plėtrą ir vykdo puikiai savo verslą. Tai tikrai mūsų turit kontaktus, tai tikrai galit kažkokiu klausimu pasiskambinti, Teamsą galim pasidaryti, pasižiūrėti, mes už jų dokumentų negalim užpildyti, bet mes galime jums pakonsultuoti kažkokiu klausimu, kaip daryti, tai jums iš tikrųjų dabar, jeigu norite pradėti, tai jums reikėtų įsigryninti, jūs jau gal ir turit verslo idėją, ar ne, kažką norite daryti, tai dabar sugalvoti, kaip jūsų tas verslas galėtų padėti spręsti kažkokią socialinę problemą rajone. Tai tikrai nesakykim, kad tų socialinių problemų nėra, tai tikrai jų yra. Tai nereiškia, kad tas vienas projektas išspręs tą problemą, nebus nedarbo, ne, ten kažkokio arba ten kažkas. Tai tikrai ne, bet tą kažkokį poveikį reikėtų kažkokį, ar tai su jaunimu, ar tai senjorais, ar tai nutolusios gyventojas, ar tai tie bedarbiai. Ten šiaip yra visas sąrašas, galėtume pasižiūrėti, kokie tie žmonės vadinami tokiais socialinės rizikos.
Socialiai pažeidžiamais asmenims laikomi asmenys arba šeimos, kurie jautresni socialiniams, ekonominiams iššūkiams, rizikoms, turi mažiau iššūkių susidoroti. Socialinė atskirtį kaip atskira kategorija, atskirti nuo įvairių visuomenės gyvenimo sričių ir socialinė rizika. Tai va tiesiog socialiai pažeidžiami, socialinę atskirtį patiriantys ir socialinę riziką patiriantys. Yra tokios netgi išskirtos kategorijos. Suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus stoka ar nebuvimas, nepilnamečių vaikų visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeima neužtikrinas, psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta, smurtas, išnaudojimas, prekyba žmonėmis, įsitraukimas ar polinkis į nusikalstamą veiklą, piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis, priklausomybė nuo lošimų, elgetavimas, vanamystė, čia labai jau tokie kraštutinumai pateikti. Bet tai čia gali būti ir senjorai, tiesiog tokie, kad jūs pagrįsėt, kad jie kažkokią turi, kokia yra problema. Tai čia galima ir pavėžėjimas, ir socialinių paslaugų centrai, galima ir tokią tiesioginę veiklą vykdyti, ar ne, verslą kažkokį, kur jūs tiesiogiai kažkokią socialinę problemą spręsite, ar ne. Yra keli būdai šitą socialinį verslą veikti. Arba jūs, nėra žmonėm pavėžėjimo, ar ne, iš kaimo į miestą, ar ne, ir aš teikiu socialinę pavėžėjimo paslaugą. Aš per savo verslą jau sprendžiu problemą. Arba aš, nežinau, pardavinėju kažką, nežinau, gaminu lėkštes tokias gražias, ar ne, jas pardavinėju internete, ar ne, gamybą tokią vykdau ir iš pelno, uždirbau 1000 eurų pelno per metus ir aš tą pelną suorganizuoju vaikams stovyklą, vaikam iš nepasiturinčių šeimų kažką, nuvežu juos prie jūros, kaip pavyzdys, ar ne, čia. Ne, tai čia pabaigus projektą, tai 50 žmonių, tai reikės pabaigus projektą. Kas metus, tai bent per metus vėl tą 50 pasiekti tą žmonių. Sakykime, aš tenai, kaip pavyzdys, ten pirtį darau viešą ir ten 50 močiučių pasikvežiu. Tai aš kiekvieną dieną per metus pareikia. Kaip tai per metus? Sakau, tas rodiklis yra 42-50 socialinę riziką patiriantis asmenys. Sakau, šitoj priemonė jis yra toks naujas, tai mes manom, kad jis jau turėtų su projekto įgyvendinimu būti pasiektas. Tai reiškia, kad negaliu pabaigti projektą, pastatyti kažką ir pateikti projektą. Aš turiu dar suteikti tą paslaugą kažkokią tam 50 žmonių, ar ne? Arba ten galit, nežinau, kažką prekiaujat, kažkokias paslaugas teigiat, o būtent tai kategorijai, kuri ten patiria sunkumo, aš darau nemokamai, ar ne? Ir tada... Man tai jau tas pelnas, jeigu mes aš dabar jau veikia ir mes turime kažkokį tai pelną, kaip man atskirti, kuri čia ta dalis tai pelno? Jūs nedarysite 2 finansinių ataskaitų kažkokių veiklos. Šiaip darosi gal? Ne, bendra būna įmonės. Tai, ta prasme, jūsų... Taip. Bet jau jisai veikia, mes jau generuojame pelną ir iškai mes tą, ką mes dabar generuojame, gavę šitą paramą, turim... Aš manyčiau, nėra nurodyta, kad, tarkim, jūs vykdo dabar kažkokią veiklą ir pradedat kažkokią visai kitą veiklą socialinę ir kad tik iš to socialinės ten, nežinau, apgyvendinimas ir bandelės, tai tik iš bandelių jūs turėsit, kaip jūs fiksuosite tą pelną, nes pelnas fiksuojasi iš finansinių ataskaitų. Jūs neteiksit 2 finansinių ataskaitų abiem veiklom, tai bus iš bendros. Manyčiau, kad iš bendros, nes nėra nurodyta tokio aprašymo, kad... Tai gal aš jums štai jis baigė 21 dieną. Ir pradeda vykti.
Ir realiai, ką jūs dirbsite 27 metais kitaip, įteiksit finansinės ataskaitas už 27 metus 28 metais, jūs tik tada žinosite, kokį turite pelną ir tada jį galite reinvestuoti. Supratau. Reikia vienus metus padirbti, jau tam laikotarpyje, kai baigėt projektą, nes jūs taip įsipareigojate reinvestuoti. Taip, supratau. Tai kad jūs šiemet uždirbsit, jūs jo ne. Neduos niekam. Bet ateityje, jūs vis tiek tą veiklą vykdysit, jo. O ta reinvesticija, tai jinai turima omenyje, mes jau tipo gavom čia tą paramą, ne? Ta reinvesticija irgi panaudota būtent patiems socialiniam reikmėm, kurias mes nusimatėme, ne? Jo, va čia ir yra to. Jo, yra tas ir rodiklis, kad poveikio matavimo rodikliai. Tai jūs tą poveikį turit kažkaip ir pasiekti, ar ne? Tai va, jeigu ten kalbėjome apie ateis vaikai, ar ne, tai vaikų apsilankimų skaičius, ar ne? Kiek, pavyzdžiui, gerai, grįžtim prie to, kad jūs kažkokį verslą vykdot ir po to 1000 eurų kažkokią stovyklą jau nuvežat vaikus prie jūros, ar ne? Tai gerai, išvykimas prie jūros, ar ne? Tam per metus vienas kartas. Nes, pavyzdžiui, va čia, kaip nusimatysi tos poveikio rodiklius, tai po to ir reikės juos pagrįsti. Tai va, projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 3 metus galima įgyvendinti. Kol viską perki, dar nepabaigai projektą. Ir kontrolė čia yra nurodyta 4 metai. Tai va, gal dėl to ir persidengimo, kad vykdai 1 metus, bet pelną tai gauni tik tai kitais metais, juk pamatai, koks buvo, ir jį gali reinvestuoti 2 metais. Tai gal va, siūlytume galbūt ir va čia rodyti tuos poveikį kontrolės 2, 3 ir 4 metais, kad nuvešit, nežinau, po 10 vaikų, ar ne, prie jūros kas metus. Ar ne, nes tiek turėsit parodyti, kad jūs gausit pelną, jūs pelningi, jūs ten ar 1000, ar 2, ar 50 ir jūs reinvestuosit į tą veiklai. Tai nebūtinai, kad tai stovykla. Tai reinvestavimas apima ir jūsų verslo plėtrą. Reinvestavimas apima ir investicijas į verslo infrastruktūros kūrimą, plėtrą, įrangą ar procesus, išskyrus įstatinio kapitalo didinimą, kaip taikoma. Kai tokios investicijos gali turėti tiesioginės įtakos geresniems socialinio poveikio rezultatams. Tai jūs galite, čia labai nuo to poveikio, ar jūs, ta prasme, jeigu stovyklas daro, tai, kaip jūs plėčiu verslą, kaip tie vaikai gaus naudą iš to, kad aš plėčiu verslą. Bet jeigu aš ten, pavyzdžiui, kažką nemokamai jiems teikiu, ne, kažko jie gali ateiti pabūti pas mane, tai jeigu aš įsiplėsiu, aš galėsiu priimti daugiau jų, gal ten kitur dar galės pabūti, dar 10 vaikų, ar ne? Tai čia labai priklauso nuo to poveikio. Tai tą socialinę problemą reikėtų išsikelti ir pabandyti ją apsirašyti. Ir paprašyti to socialinio verslo statuso, nes jį tik per 1 mėnesį turi laiko jį suteikti. Ačiū. Ačiū Jums, kad atėjot. Ačiū, kurie dalyvavo nuotoliu. Smagus susidomėjimas ir neįsigaskit, kad čia daug tų žmonių. Kaip sakiau, tikrai būna ir rezervai ir jie pakeliami iš rezervo, tai tikrai lauksim paraiškų. Ačiū visiems. Viso gero.